Tai Augustai, istorinė pergalė Rytui. Kokios emocijos pirmiausia dabar yra? Nerealios. Manau, daug visko susidėjo tai, kad Jericho neturėjom, tai toks keista buvo prieš varžybas, bet kažkaip turėjom tą pasitikėjimą, tikrai tokį turėjom kaip visa komanda pasitikėjimą, kad imsim, kovosim ir tai dėl visko džiugu ir dėl to, kad padarėm istoriją ir dėl to, kad turim pilną traumų, žaidėm, nežinau, 8 ir 3 dubleriai, kažkas tokio, tai ir visi ėjo, kovojo, griuvo, tai va, iš tos pusės dvigubai smagiau, kad žinojom, kad tiesiog visi turim eit kovoti ir iškovom tokią istorinę pergalę. Šiaip pats buvo įmestas taip į ugnį, atvykai ir iš karto 2 finalai Čempionų lygoje, derbis su Žalgiriu. Dabar tie 2 finalai laimėti, taip gan užtikrintai kontroliuojant situaciją. Ką per tas 3 rungtynes sužinojai apie šitą komandą, kaip ją pažinai iš arčiau ir kokį įspūdį dabar palieka? Palieka įspūdį gerą, jo, žaidėm 3 labai svarbias varžybas prieš geras komandas ir apskritai gal, tu kaip krepšininkas, tu nori žaisti prieš geras komandas, tai tas buvo smagu, kad tu žinai, kad tos varžybos kažką lemia, kad tu turi šiaip pilnai susikaupęs, tu turi neturėti jokių dvejonių, jokių abejonių, turi būti užtikrintas, tai apie komandą, tai sužinau, kad turim tikrai gerą komandą, tik reikia mums išsigydyti traumas, reikia stabiliau žaisti. Ir tiek, bet manau, kaip ir kalbėjom Rūbiniai, kad tikrai galim dar įdomių dalykų šią zoną nuveikti ir manau, su tokiom pergalėm tas pasitikėjimas tik auks ir manau, turim tikrai labai gerą komandą. Šiandien, nepaisant tos išlėtėjusios sudėties ir trečiam kėlinykai gal Kasarajus jau atrodo pavijo, išlygino rezultatą, bet jūsų žaidime jokios panikos nesijautė, toks atrodo toliau plano laikymasis. Kaip pavyko tos šaltus nervus išlaikyti, kai žinom, kas ant kortos pastatyta? Manau, buvo geras balansas tų šaltų nervų ir tos tokios emocijos, kovingumo, kaip ant suolo visi palaikėm, po kiekvieno epizodo visi ploja. Toks tikrai jautėsi, kad nebuvo jokių kažkokių asmeninių, kaip pasakyti, dalykų, kad visi ėjom su mintim, kad padarysim visą, ką galim, kad laimėti, kas ginsis, kas rinks taškus, kas tiesiog perdavinės kamuolį, kas kovos dėl kamuolių. Tai manau, tiesiog tas toks mentalitetas, kad mes kovojom kaip komanda, labai padėjo, nes tikrai ir gale varžybų kamuolys judėjo, atakavom tos žaidėjus, kuriuos norėjom, nebuvo, kaip vadinasi, tas hero ball, kai kažkas pasiema, šveičia tritaškį, po to vėl ginies, tai manau, tas tiesiog mentalitetas mums labai padėjo, nes žinom, kad esame išretėję ir tiesiog visi kartu kovojom. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad šitos rungtynės bus lemiamos Čempionų lygoje, bet nuo to laiko 2 žaidėjai patyrė traumas, kai ta sudėtis ir taip tokia trapi, sakykime. Galima sakyti, kad tie žaidėjų iškritimai likusių žaidėjus dar labiau suvienijo? Tikrai taip, mes net ir prieš varžybas kalbėjom, žinom, kad Jericho nėra, sėdėjom, sakom, tai ką, reiks kovoti, kad turim, tas ir kovos. Ir dubleriai gavo šansų, visi išdalinom tas minutės gan tolygiai, kas aišku, su centrais dar didesnės problemos, tai jie daugiau žaidė, bet jo, sakyčiau, kad tas toks žaidėjų iškritimas, tada dar labiau konstruoji savo komandą, dar ta komanda yra tokia artimesnė ir iš tos emocijos, aš manau, buvo pagrindinis dalykas ta emocija ir tas užsikūrimas. Dar prie dublerių šiek tiek noriu grįžti. Pats Vilnietis, pats žaidęs dubleriuose perėjęs tą sistemą ir šiandien 3 žaidėjai buvo iš dublerių registruoti, 2 žengė aikštę ir šiaip tikrai svarbės minutės žaidė, labai tikrai padėjo komandai, ypač Gantas gynyboje puikiai įdėjo. Matei, kaip pats buvęs dubleris, tą tokį iš jų degančias akis ir užsivedimą? Jo, tai nes jie irgi žinojo, kad jie gaus tą šansą ir tada tu su visiškai kitų mentalitetų ir apšyli ir ruošies varžybom ir kai jau išeini aikštelę, tu žinai, tu supranti, kad ne šiaip pabėgioti išeini, tu turi kažką duoti, tai manau abudu. Tiek Gantas, tiek Ignas davė labai geros energijos, tiek gynyboje Gantas buvo pasiėmęs per pilną aikštelę, spaudė, Ignas kovojo dėl kamuolių, gerus sprendimus priėmė puolime, tai tikėkime, kad rytoj persineš, žinau, kad serija su dubleriais, tai tikiuosi, kad tas pasitikėjimas persikels. Mačiau čia dar po rungtynių koridoriuose arenos Gianmarco Pazeko buvo priėjęs, ką pasakė, ir ar buvo kažkoks jūs turite ryšį iš anksčiau kažkur, ar buvo taip netikėtai? Ne, netikėtai, jis tiesiog priėjo, paklausė, ar mano tėtis Šarūnas, pasisveikinom, sakė, kad vienas jo mėgstamiausių žaidėjų, kad buvo labai geras žaidėjas, tai toks labai malonus,
30 sekundžių trumpas pokalbis, palinkėjo sėkmės, aš jiems palinkėjau sėkmės, tai tikrai labai malonu, kad žmonės prisimena, kad tėtis tu turi tą pagarbą didelį europiniam krepšinėje. Pats iš tėčio gavai jau žinutę kokią? Nežinau, dar reiks tik Wi-Fi įsijungti, dar nežinau, bet tikrai kalbėsim šiandien.